We live that drive. Tai nesenai apsiskutęs esi parodė. Ai, ne, senokai, neįsijungi geriau. Sena. Jūs papasakokit kokią jokingą istoriją, kad galėčiau įdėti fails. Iš kada? Baigęs prikolas su tom. Plio lyga. Pliau lygiai. Kaip jums važiuosim į Plio lygą? Važiuojam, sakau, va, girdėjau, tai mes... Ką sveiki, kuris važiuoja? Sakau, sveiki, girdžiu. Dar vienas blooperis. Vienai. Čia jau tų blooperių bus vien, vidosiks iš blooperių ir ant galą 10 sekundžių. Sveiki, grįžę į Karakestą. Turim šiandien 2 balandėlius. Susiglaudę Arvis, prezidentas Jonikas, Supersonik. Ir šitą jau matėt, Emilis. Neįdomios mėtos savininkas. A.K.A. Small Penis. Šiandien susijęsim, pašnekėsim apie L3, nes šitie 2 jaunuoliai buvo ir dar už kadro viena jaunuolė buvo. Kad jūs kitais metais, kai važiuosit, žinotumėt, ką pasimti, ko nedaryti, ką daryti. Jie dar pridės nuo savęs kažką. Aš esu pasiruošęs keletą klausimų, tai pradėsim, kad neužsitęsti, kad pažiūrėtumėt iki galo. Kaip sužinojot apie L3 ir kas paskatino važiuoti būtent šiais metais? Ar tiesiog bilietus spėjot nusipirkti? Jie dar dalinsis vienu maiku, nes šiaip yra tik 2 maikai, bet teoriškai 3, bet kai šitie 2 pajungti, negaliu 3 pajungti. Jo, su vienu maiku ir su 11 rakteliu. Tai. Šnekėkime, Maikai, jis vėl tą daro, žinai. Sveiki, tai kaip laikotės? Pamiršą klausimą. Sužinojom, tai aš nežinau net iš tikro. Aš sužinau pirmą kartą, man atrodo, kai Vynikas važiavo. O tu sužinojai, kai jau buvo L3 ar reisizmas, kai buvo? Kai buvo jau Ultraisas. Jo, tai kai jisai išvažiavo tenai, kai pamatėm, tada sužinau ir tada jau supratau, kad reikia ten atvaryti. Tai va, ir paskui mes jau planavom patys, šnekėjom kokius metus laiko, man taip atrodo, kad reiktų tenai nuvažiuoti. Bet jūs prieitais metais žadėjot pirkti, bet nebepirkot, man atrodo, ne? Ne, nebepirkom, nes labai greit dingo bilietai ir kai mes pažiūrėjom, jau tiesiog jau nebebuvo. Tai čia vienas iš niuansų bus, dėl ko reiktų iš karto jos pirkti, tik kai jie pasileidžia. Priminkit iškart žmonėm, kada paleido šiais metais bilietus? Bilietus paleido gruodžio 2 ir realiai mes gruodžio 2 pusę 6 jau sėdėjom įsijungę kompą, nes 6 valandą prasileido bilietai. Jo. Ir pusę 7 nebebuvo. Ir pusę 7 savaitgalinių nebebuvo ir mes ten biškai su trukdžiais ir panašiai, bet mes nusipirkom, kiek mums reikėjo. O aš pats apie L3 sužinau, manau, užprieitais metais tiesiog iš Instagramo, mačiau irgi klaipėdiečiai keli buvo važiavę, ką siekiau. Taip ir tiesiog sumastėm, kad reikia nuvažiuoti, nes vis tiek Europos didžiausias renginys. Šiais metais sako, kad buvo apie 40 000 žmonių ir apie 1000 automobilių. Man patinka, kaip Emilis stengiasi tyliai šnekėti, nes gavo nusiskandimą. Jei neklystu, buvo pats Ultraisas įkėlęs, kad buvo apie 850 mašinų būtent pačiam Ultraise ir aišku, dar nesuskaičiuojamas skaičius labai gražių mašinų aplinkui Ultraise. Tai čia vienas iš dalykų dar yra. Ja, Čia dabar grįšim po to prie kelionės, o koks buvo pirmas įspūdis atvykus? Ar atitiko lūkesčius, ar, pavyzdžiui, apskritai patį Vroclavą kaip miestą? Taip tikėjotės, ar tikėjotės tiesiog stadiko su paprastu kaimeliu? Pradžiai manau, kad bent mano nuomonė buvo tokia, kad bus ganėtinai mažas miestas, nes net nesidomėjom, kokio dydžio tas miestas taip toliau, bet atvažiavus, pasidomėjus, supratom, kad tai yra didelis miestas, tikrai apytiksliai Vilniaus dydžio kažkur. Vilnius yra didesnis kaip miestas, bet Vroclave yra daugiau gyventojų, 700 000 gyventojų. Ja. Ir jo, iš miesto tai kažkaip visi tikėjomės, kas važiavom, kad nieko nebus. Bet jau įvažiavus į patį Vroclavą 6 valandą supratom, kad ten bus savaitgalis tikriausiai užkurtas. Jo, tai atitiko lūkesčius, manyčiau. Jo, o pati atmosfera mieste buvo jau ėjo suprasti, kad kažkas vyksta.
Nu, mieste atmosfera tai buvo žiauri. Ta prasme, mes nuvarėm į senamiestį 7 valandą ir tu jau matai vieni iš maikių, ant kurių mašinos, koilai ir panašiai žmonių pilna geriančio alaus, kad ten tikriausiai pusė iš jų į Ultraisą atvažiavo. Ir šiaip matas labai mašinų parking lotose aplink senamiestį. Penktadienį ypač buvo, kaip atvažiuoji daugiaaukštį parkingą ir 3 chaseriai stovi. Tai pradedi suprasti, kad tikriausiai kažkur Tau jau paglostė širdis. gimtiniai. Jo, iš po paskutinio karkesto paglostė man širdį. Jo. Ten tikrai buvo į ką pasižiūrėti ir net jeigu nenueitumė patį Ultraisą, aš manau, Ultraiso atitikimams, sakykime, automobilių, pilna gali ir mieste pamatyti, ir degalinėse, ir centre, ir pastoji važiuoja. Ten gali tiesiog spotint mašinas, atsisėdęs, kėdutę pasidėjęs. Spoteris svajonė. Tai va. Jo, realiai, aš manau, kur atslau. Jo. Buvo tokių prie degalinės pilna, kai mes atvažiavome į Bipiškę ir ten stovi, nežinau, gal koks 100 automobilių, atsiprašant. Ir ta prasme, ten gaunas, kad tokia didelė sankryža yra šalia ir ten jau matai, kaip žmonės su kėdėjim tiesiog sėdi ir visiems nesvarbu kokią mašiną, kad pagazuokit, duokit kažką. Tai jo, ta visur atmosfera pati miesto labai jautės ir net neprasidėjus pačiam Ultraisui. Jo, čia vienas iš dalykų yra, dėl ko, sakykime, verta atvažiuoti gal biškiai anksčiau, nebūtent patį šeštadienį, sakykime, penktadienį bent jau, galima ketvirtadienį, vien dėl to, nes pasivažinėti, pasivaikščioti po miestą, tiek mašinų prisižiūrėti gali. Šakės. Supratau. O kaip planavot pačią kelionę? Dar prieikim prie to, kiek bilietai kainavo. Jūs pirkot netyčia, ten buvot nusipirkę su Night. Jo, bilietai kainavo kažkur po 90 eurų. Bet jūs buvot pasiėmę netyčia su Night Experience, ne? Su Night Experience buvo taip, kad mes netyčia nusipirkom 4 Night Experience'us. Mes parašėm suportui, mums gražino pinigus, bet bilietų atgal nepasiėmė. Tai mes turėjom 4 Night Ultraiso Experience bilietus, bet ten yra tiesiog masinė tusovkė ir gerimas. Bet pritais metais, sakė, buvo visai įdomiai, ten buvo ir mašinos drifto išvarytas iki... Šiais irgi buvo išvaryta, bet mes pravažiavom 3 ryto maždaug, kai ten vyko iki 5. Tai ten jau tiesiog visi buvo nusitašę, butelių kosminis kiekis aplinkui ir šiaip kiek matėm iš socialinės medijos, kad tiesiog buvo Jägermeisterio ir Polish muzikos balius geras. Praktiškai aplinkui Ultraisą, aplinkui Tarčinskį areną buvo smagiau tikriausiai. Ir dar, manau, verta paminėti, kad naktinis bilietas kainavo realiai tiek pat, kiek visas savaitgalio į Ultraisą bilietas. Papildomai čia? Jo, papildomai. Tai realiai 90 Ultraiso šeštadienį. Tai bendrai vienam žmogui gaunas Night Experience 108? Ne. Savaitgalio ir Night Experience'as išeitų 108 apytiksliai, jo, bet labai keista, kaip pats Night Experience'as kainuoja beveik tiek pat, kiek viso savaitgalio bilietas. Nu jo, ir tie žmonės, aš bent jau iš soc tinklų, kiek mačiau, tai kas buvo nusipirkę šiais metais, nelabai patenkinti buvo, kad tiek reikėjo išleisti. Tai buvo, ne, nelabai. Ir nepatenkinti buvo ir šiaip, sakau, kad visi sako, kad labai blogai buvo tam Night Experience pačiam, nes, pavyzdžiui, jeigu leistų bent aplink mašinas apeit, pačiam, kas stovi, ta prasme, arenui ir pažiūrėti jas. Tai ten tikrai naktį įmanoma labai gražių kadrų padaryti ir tie visi VIP ir kas anksčiau ten, kas mašinas turi, tai jie ir prisidaro tų kadrų ten tūkstančiais. O nakvynė kiek kainavo ir ar tolino buvo nuo arenos? Nakvynė kainavo 70 keli eurai 2 naktim, bet jo, su pusryčiais. Bet viešbutis buvo 30 minučių apytiksliai nuo pačio Vroclavo, kas nebuvo blogai, davažiuoti ten pas jos keliai yra nerealūs, tai labai lengva nuvažiuoti, viskas yra okei. Jo, bet... Verta paminėti, kad viešbutis kom buvo patogiai vietoje, kad važiuojant per autostradą 30 minučių ir tu tiesiai Tarčinskį arenai atsirandi. Ja. Tai manau, kad jeigu tu būtum pasiėmęs Vroclavo kitoj miesto pusėje ir tau reikėtų tikriausiai per visą miestą pervažiuoti, tai tu tiek pat užtruktum. Tai dėl šito jo. Bet buvom sutikę prekybos centre lietuvius, kurie buvo pasiėmę savaitę laiko
apartmentus 7 ir jie sumokėjo tik tai 400 eurų. Nu jo, tą pasakai. Tai jo, Čia labai pigiai. apie apgyvendinimą tai verta, jeigu žinot, kad tikrai važiuosit, nusipirkti bilietus ir iš karto užsisakyti apgyvendinimą. Ta pačią dieną ar ten savaitės, gal, ta prasme, skirtumų. O buvo, kadangi važiavot su tavo X-u? Be abejo. Ar buvo kokiu nors iššūkiu keliaujant? Ne, šiaip iš tikro... Ne, bet ne vien iš mašinos, tu prasme. Nebuvo. Vienintelis iššūkis tas, kad buvo, kad įvažiavus į Lenkiją, ta autostrada link Varšuvos ir paskui Vroclavo, ganėtinai retai stovi degalinės. Tai jeigu norite į tualetą, ar jeigu yra žmogus pakeleivis, sakykime, kuris nelaiko puslės, sakykime, tai viskas bus. Tai jo, reikia pakentėti. Arba reikia nusukinėti ir ieškoti ten 10 minučių pavažiuoti ir surasti. Arba mažiau skyšių gerti. Arba mažiau skyšių gerti, be abejo. Iššūkių nebuvo. Kas labiausiai įstrigo iš pačios parodos? Gal turit favoritą, gal galėsite atsiųsti kokią nuotrauką automobilio, kuris labiausiai patiko tiek vienam, reiks paieškoti. Ar ne fotkino tiesiog tokie? Fotkių daug buvo pridaryta, daug gražių automobilių, labai sunku išsirinkti, bet tikriausiai man kas labiausiai patiko, nors tikrai nebuvo laiko nei pastovėti, nei ką, nes vaikščiojom, žiūrėjom pilną žmonių, tai BMW Z8 stovėjo, tikrai išskirtinis modelis, kur retai pamatysi, nors ne, labai retas, ten Jameso Bondo filme kažkuriam buvo filmuotas. Galėsiu įdėti nuotrauką tiem, kas nežino. Tai šiaip Silvijų, GTR, Porsche, visko pilna, bet va tokio, tai retai pamatyti. Jo, aš Lietuvoj, pavyzdžiui, nesu matęs iš vis. Galiu pasakyti, iškart neįdomu Emkės buvo. To prasme, emkių kiekis, kur mes Lietuvoje ten, nesutinkam realiai kožną dieną, tai ten ant kiekvieno kampo buvo. Ir jau buvo tiesiog nebeįdomu. Ir pačiam ultreise, kas, pavyzdžiui, mums buvo kaip minusėlis nedidelis, tai F-kio ant rūkų ir G-škio ant rūkų, ten jaučiu kokį 80 buvo jų bendroj sumai sudėjus, tai truputį gal tokios, kad įvairovės tik tai nebuvo. Vat iš ant rūkų, sakykime, nes jie visi panašiai atrodo ganėtinai. O man jaučiu tas Poršas, kuris laimėjo, nes mes kai praėjom pro jį, tai jis iškart patraukė akį vien dėl... Twin turbo, gale. Jo, tai jis iškart patraukė akį vien dėl savo kėbulo linijų, kur nėra šiaip tokių. Ir jisai manau, kad buvo vertas pirmos vietos tikrai, ta prasme, tame renginyje. O kaip atrodė drifto? Ar buvo įmanoma rasti vietos pažiūrėti ar nelabai? Šeštadienį driftą pažiūrėti radom vietos prie Monsterio scenos. Jo, reikia pasivaikščioti, dažniausiai paieškoti truputį vietos, sunku rasti, bet jo. Sunku jo, bet... Reikia laukti, kol kažkas nueis į tualetą. Ten iš tikrųjų ta tvorelė, jinai niekada neatsilaisvins. Ta prasme, ten aš neįsivaizduoju, kiek tu laiko turi stovėti. Tai mes realiai... Su buteliukais. Jo, mes šeštadienį pastovėjom, gal pusvalandį pažiūrėjom ir mes sekmadienį užsilipom į viršų arenos, nes ten eina užsilipti per kelias vietos. Ir iš ten tu kaip ir visai neblogai matai tą drifto trasą, tik tai per tinklą tokį, ten yra ta arena visą tinklų. Bet vis tiek, ėjo matyti ir ėjo pafilmuoti ir tą patį Adam LZ ir Norbė ir Night Raidus nufilmavom. Tai jo, driftas šiaip ten, man kai driftas yra iš vis labai smagu širdį, tai man patiko pažiūrėti, jiem gal netiek patiko, kiek aš pats norėjau žiūrėti. Ar vis per sens jau driftas? Patiko, bet tas faktas, kad saulė spigina, ten karštis kitoks ir žmonių kiekis. Ar jis pasakoja, taip lyg iš Afrikos būtų grįžęs. Jūs neįsivaizduojate, nebuvo vandens, nieko nebuvo. Praktiškai taip, ultreisas atsiprašė. Jo, ultreisas atsiprašė. Mes galėsim prisekti nuotrauką, kaip Arvio kaklas atrodė pirmą dieną. Čia kažkur bus nuotrauka, kaip Arvio kaklas atrodė. Kojos mano švietė kaip stopimas, raudoni. Ir nebuvo to vandens, kaip ir rašė. Ir nebuvo. Ir matėsi, kad jie vis tie prekybininkai visi atsiveždavo ir jie matėsi juokesnių, kai žmonės prieina ir man 4, 5, 6 duokit ir jie jau juokėsi. Ten praktiškai ateina prie burgerių ir burgerių 2 parduoda ir ten tiesiog vandenį pardavinėja. Kur prie tavo akių pil lauk vandenį, žinai. Jo, kad kas buvo
minusas su vandeniu, kad, sakykime, žiūrint driftą vienoje arenos pusėje ant saulės, jeigu tu neturi atsigerti, mes turėjom, bet mes labai greitai Bet išgėrėm. aš girdėjau, man atrodo, Valdas, nes su Valdu fotografu šnekėjau, tai jisai sakė, kad kažkuriais metais negalėjai išsinešti vandens. Šiais metais buvo taisyklės, kad negalima įsinešti jokių stiklinių butelių. Bet plasmasinius. Taip, plasmasinius galima. Ir ten patikrino kuprinę, bet ten pradarėjai, gerai, visą gerą. Nu jo, nes daug dar buvo vidosikų, kur tipo, kas čia per apsaugą, nes aš nesu įstikinęs, bet Lenkijoje kažkoks incidentas buvo. Buvo incidentas dieną ar dvi prieš, kur... Su ginklais ir sako, pas mane kupriniai gėro ten kameros ir panašiai viskas. Sako, taip, akį užmetė, sako, gal aš po to gėru ten, žinai, esu pasidėjęs. Jo, tai vandenį šiais metais buvo galima įsinešti, tik sakau, ne stiklinėse, o plasmasinėse buteliuose. Nes kažkuriais metais sakė, iš vis negalėjai nieko įsinešti. Taip. Gali būti, bet jo, čia ir prie to pačio patarimas. Vežkite savo vandenį. Tikrai, vežkite savo vandenį. Nu, bet žinai, irgi... Ne, matai, tu neapsikrausi tai. Kuprinė litrą, Šaltkrepštį. Plius, nežinau, kada, ar prieisim čia prie patarimų, paskui dar kažką su parkingu. Gali dabar sakyti patarimus. Jo, su parkingu. Nepatingėt pastovėti eilėj, statytis pačioj Tarčinskio arenai ir ten tikrai gali pasidėti viską mašinai, nori vandens, į mašiną pasidėjai, atsigėrėjai, pailsėjai biškino to saulės. Tu tai ilgai mašinai pasidėjai. Taip ir buvo. Pasėdėjau ir nemažai, jo. Ne, tai mūsų X6 stovėjo visiškai po šuof. Visiškai. Realiai, tu, jeigu nusileidi į maistą, nes maistas visą laiką buvo apačioj parkingė, tai mūsų X6 stovėjo realiai prie maisto. Visiškai, ta prasme, ten 30 metrų. Jo, ten, ta prasme. Tai tada jo, gali vaikščioti. Jo, tik tiek iškart pasakysiu, kad visai dienai parkavimas arenoje 100 zlotų. Mes sumokėjom, čia 24 eurai. Jo, tai mes pirmą dieną statėmės toliau. Aišku, ten iš vis ne iš įėjimo pusės, ten reikėjo mums toliai eiti. Tai sumokėjom 50 zlotų. Tai dar visai logiškai, kaip visą dieną prastovėjus. O arenui 100 zlotų, bet tai atsiperka, kad tau nereikia kuprinės neštis, vandens neštis. Tu gali pareiti, atsisėsti patogiai, pavalgyti, pailsėti, pasikrauti, jeigu tau reikia kažką. Nes čia tikriausiai žmonėm irgi bus įdomu, nes didžioji dalis vis tiek važiuoja, žinai, pamatytų žvaigždžių, influencerių ir panašiai. Tokioj masiai žmonių buvo galimybė ten sutikti kažką ir su kažkuo labai sunkiai. Vieną, ką pamatėm Armeną, nepamatėm, sutikom, jo. Sveikinom, pašnekėjom, apie Mersą, jo. Ir paskui norėjau, tarkim, aš Kaizą sutikti, nepavyko, o paskui iš Adam LZ video mačiau, kad jie tiesiog net nėjo. Jie buvo įėję, bet realiai, kaip ir Night Ride, Adam LZ, jie visą laiką praleido apačioje, nes jie darė drift taksi, nes kaip ir pats Ultraisas vos neliepia daryti drift taksi. Tipo, kad žmonės turėtų eksperimenciją. Jie bandė eiti, sakė, pakilo laiptais ir pusę valandos praėjo, ten žmonės fotografuotis ir leidosi atgal, nes sako, tiesiog neįmanoma yra. Bet logiška, toks renginys, ten virš 50 000 žmonių buvo, tai logiška. Tai su žvaigždėm nelabai, kaip sako. Pavyko nusifotkinti, bet ne Ultraise, tai su OG Šafšinu, Šypmanu. Tie gaut. Tai pavyko nusifotkinti, bet ten vakarė renginį. Nelegaliam. Illegal mytė, tai jo. Ir mes šiaip po to patį Šafšiną matėm Ultraise. Bet mes gaunas taip, kad tu ne jį pastebėjai, o jo panikė, nes ne aukštesnė už jį ir, žinai, su tais baltais antakiais. Tai... Čia gali būti, kad daug kas nežinos, nes nėra taip, kad čia... Jis nėra gal labai populiarus, bet jis turi porą lemų. Ne, Lietuvoje turi. Lietuvoje jo. Bet, nes jis yra austriška, tai yra, Norbiai yra lietuviška jo versija. Jo, bet sakau, tai tokį buvom sutikę ir jo, iš Amerikos buvo OMG Miata, pavyzdžiui, tik tokia, kur tikrai labai bildai unikalus, tai ir nepamatėm, nepavyko. Bet taip, iš kitos pusės ganėtinai liūdna, ne? Žinai, kai tu atvažiuoji į vietą, kur tu žinai, kur yra Adam LZ, Kaiza,
Visą ten, nu, visi. Šiaip, karočiui. nusipirkau 2 Adam LZ maikės, tai ta prasme, Ir mačiau, nepasirašė. ne, čia tai žinai, bet aš mačiau, Vertė būtų taip. tos 3 žmonės iš jo YouTube kanalo, kuriuos tikrai galima atpažinti žiūrint jį ilgai, bet jo, pačią Adam LZ pavyko tik už vairo pamatyti kregždį. Ir tai su šalmu. Ir tai su šalmu. Ir liūdna. Buvo su geru šalmu. Jo, bet liūdna, kai tu automanas, žiūri YouTube, taip toliau seki Ypač, juos. kai žiūri nuo senai. Žinai. Jo, ir kai tu atrodo, gal norėtum sutikti, žinai, bent nuotrauką pasidaryti. Ar bent jau pamatyti, žinai, vis Taip. tiek yra tas Taip, toks... taip. Čia toks gali būti, pavyzdžiui, kaip ir su to pačiu Adam LZ, tipo vienas kartas gyvenime. Taip, kad tu, žinai, gal jis kitais metais nebeatvažiuos, tu dar kitais metais nenuvažiuosi ir tu tikriausiai nebepamatysi. Tai jo, dėl šito liūdna galėjo būti galbūt kažkokie kaip meet and greet drifto driverių ir panašiai. Jo, šiaip galėjo būti kaip ir, man atrodo, ir driftmasteriai dabar daro. Tai ir driftmasteriai ir Formula daro, kur tiesiog neša merčą ir jie Jo, sėdi. bet aš jaučiu, kad žinai. pas tos žymesnius tokia eilė būtų, kad ten 4 valandas kokias praleistum tik pat, kiek įeiti į Ultrace'ą. Bet, kaip supratau, jie atvažiavo tiesiog pasismaginti. Tai... Tu buvai pasirašęs dėl merčo, nes aš nebuvau, o tai dėl merčo. Aš matau, tu su Altrace'o megztinė esi gražuolis visas. Kainą gal nori pasakyti? Pradėsim nuo to, kad jo, įėjus pamatėm merčo eilę į tą merčo šopą ir kažkaip... Ai, dar nepašnekėjom, dar paminėk dėl pačios eilės į. Pačios eilės į pati didžiausia nesąmonė. Ta prasme, čia didžiausias minusas buvo Ultrace'o, nes mes atvažiavom 11 valandą, vartai atsidaro 12, atsistojom visai, kaip ir normalioje vietoje. Ir už mūsų žmonės eina, ten eilė jau užsisukus tikriausiai, ten Arvis filmavo, tai labai ilga eilė. Ir kažkaip... Arvis gal vidosi, ką įdės. Ir mes jau 1 valandą kažkaip, mes nebeartėjom niekur. Ir mes su Arviu sakom, einam, pažiūrėsim, kas ten vyksta. Ir ten tiesiog žmonės iš šono ateina ir pro vartelius lenda, jo, ir viskas. O ten apsaugos nebuvo visiškai nei vieno žmogaus, ta prasme, viduj buvo pilna, bet kad vartus prižiūrėtų, ta prasme, kad vartelių nekelnotų ir panašiai, tai nebuvo. Ir mes tiesiog irgi nuėjom, įvertinom situaciją, pastovėjo 10 minučių, kad čia Ir kaip tikri lietuviai. Nusprendė. Bet ten visi buvo, ten ir šeimų buvo su mažais vaikais, tai nieko nepadarys. Jeigu nori anksčiau patekti, reikėjo taip daryti. Tai nes buvo žmonės ten ir po 4 valandas buvo kas laukti. Tai mes įėję į Ultrace'ą, nusipirkę merčą, pavalgę ir jau pasiėmę merčą, mes atėjom pažiūrėti, ten dar kilometras eilė buvo. Tai čia tas buvo jau 2:30, gal 3 valandą, kai jau vartai, kiek čia 3 valandas atsidarė vartai. Ir dar tiek, ta prasme, eilė tokia. Aš manau, netgi buvo tokių žmonių, kurie įėjo, o iki kelių renginys buvo 1 dieną. 8. Tai kur įeini, žinai, 2 valandas pabūni kokias. Mes labai diskutavom, nes mes iš pačio Ultrace'o 1 dieną išėjom be 28, nes labai buvom pavargę nuo 11 realiai visą laiką. Kaip ten visus žmonės išvaryti 8 valandą? Kiam tūkstančių žmonių. Bet Valdas sakė, fotografas, tai kad per Stadiko tą sakė, kad viskas, Tikriausiai jo, bet, tūlikė eimų ten buvo arenos viduje. Tai Valdas, klausiau kaip iš fotografo, žinai, pusės, nes jis nebuvo užsiregistravęs, tiesiog varė su savo fotiko ir, kiek pagausiu tiek, žinai. Tai sako, visą dieną neįmanoma fotkinti, sako, pritupė, sako, taip, žinai, sako, viskas, sako, tai ten, man atrodo, per tą garsiakalbį pradėjo sakyti likus 4 minučių gal, iki gal, ar kažkas tokio, žinai. Ir mes negirdėjom, kaip sakė. Sako, per tą, žinai, rėkia, kad viskas, žinai. Ir sako, žiūriu, žmonės taip pasitraukė į vieną pusę ir pradėjo eiti, žinai. Ir visos tos mašinos atsivėrė. Ir aš davai, sako, piškintas nuotraukas, šaudau, sako, tai aš dar 1/2 Stadiko apėjau, sušaudžiau mašinas ir sako, aš jau toks einu dar, žinai, paeit. Ir apsauga, maždaug jau rodo, štai, žinai. Tai čia vienas iš tų patarimų, sakykime, kad dienos metu pasidžiaugti mašinom, pasivaikščioti, pažiūrėti driftą, dar kažką.
ir paskui stengtis nuotraukas darytis į vakaro pusę prieš užsidarant, žmonių mažiau, nuotraukos gražesnė, saulė leistis pradeda, tai iš tos pusės jo geriau biški į vakaro pusę. Nu ir pratęsam dėl to merčio, eilė irgi kosminė. Jo, eilė kosminė, tai mes ten buvo tokia, kaip stendas ir ten buvo QR kodas, tipo, kad nusipirkit online, o pasimkit vietoj. Ir mes su Arviu nusiskenavom, pasižiūrėjom kainos, tai megztinis 100 eurų. Ir, jo, bet, verta, nes kitais metais nebepirks ir panašiai, gal tai čia toks kaip ir atsiminimas, gal, bet pirks jau. Tokį renginį atvažiavus, manau, norisi to merčo nusipirkti, ar tai būtų maikė. Ar jis bandė atimti maiką? Nepaja. Tai Emilės stiprus aš buvau pirštai. didesnis iniciatorius pirkti tą merčą. Tai aišku, kad buvai, nes tau pasisekė. Jo, iš tos pusės buvo, bet kad pradžioj nupirkti, kad aš sakiau, Emilis norėjo berods maikės, tik tais aš sakiau, ne, perku džempą, nes, fainiai turėti džempą ir ypač iš tokio renginio, kai daug kas jį vadina vienu geriausiu Europai. Tai, tai ir išleidom, kiek aš, kokius 200 beveik. Emilis panašiai. Tai pavardinkit, ką nusipirkot, pavyzdžiui, tu išleidai, tavęs neklausiu, duok Emiliu, nes tu apgavai žmonės. Bet... Tai jo, nusipirkau megztinį maikę ir 6 lipdukus, man atrodo. Ir kiek išleidai pinigų? 200. Irgi 200. Lipdukas. Matai, gaunas taip, kad jo, O tai Arvid pasiteisink, kaip tu 200 eurų išleidęs gavai daugiau negu... Ne, pradėkime nuo to, kad Arvidas užsisakė vėliau maikę ir kai jam atnešė jo maišus, jisai gavo 3 maišus vietoj 2 maišų. Ir ten buvo dar viena maikė. Pildama maikė. Jo, tai vienu žodžiu... Atsiprašau, nuo ko pavagiau, bet netyčia taip gavos. Dabar koks lenks, jo, žiūrim karkestą ir toks, čia tik kurva, rabiš. A čia atidėlai aš. Tai jo, tai čia pasisekė tiesiog, bet nieko nepadarysi. Ir šiaip... Daug žmonių buvo, tiesiog. Tai jo, tai visiems siūlyčiau, jeigu važiuosit ir norit merčo, pirkit online ir tiesiog pasimkit vietoj, ten aišku, reikės eiti paklausti 100%, nes ten nepadarytas atsiėmimas vietoj, ten reikia internete eiti, keisti lokaciją ir panašiai, ten klausi vieno žmogaus, jis nusiunčia pas tą, tas padėjo, nusiuntė pas tą, tas nežino nieko, vienu žodžiu, bet šiaip tiesiog užsisakai internetu, susimoki. Ir tau po to valandos 2 bėgių tau ateina žinutė, e-mailas, Viberis, kad gali ateiti pasimti. Ir kas tik nepatiko, visiems vienu metu išsiuntė, kad gali ateiti pasimti. Ir mes ateinam ir eilė pasimti. Kur turėtų būti sprendimas problemas, bet būna dar didesnė problema. Jo, tai atėjom ir taip į eilę ir bet vėl eilė. Arvis sakė, kad buvo ir, čia žinai, gal kažkam aktualu, bet ir nemokama merčio buvo iš... Jo, čia vienas iš patarimų irgi, kad yra tikrai ultreise, jeigu norit kažkokią nemokamą. Bet jau čia ne pačią ultreisą, tikrai. Ne, dažniausiai ten plakatai, kvapukai, gal kažkokį lipduką pavyktų gauti, žinai, bet jo, yra tikrai nemokama merčio, pasivaikštai gali rasti. Tai ten, kadangi pagrindinis sponsoris Jėgeris, vienas iš pagrindinių, tai pavyzdžiui, Jėgerio atsakai kvizą, ir tipo gauni plakatus, tai mes su vienu telefonu 3 plakatus. Aš atsakiau ir mes tiesiog pasiėmėm. O tai koks klausimas, kas pavaizduota? Ne, pavyzdžiui, klausimas metų, kada paskutinį kartą gėrį, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Ovidijus pažymėjo, kad negėriau iš vis realiai. Iš vis tai gavo plakatą? Ne, jam iškart baigės kvizas ir viskas, ir jisai gavo plakatą, o aš ten pažymėjau, kad gėriau, tipo prieš mėnesį ten, nesvarbu. Ką gėriai maždaug, kokį kiekį tipo gėriai, ar ten Jėgeris kažkaip žinomas brandas ir panašiai, tai aš ten ilgai kaliau su to. 2 litrus. Ir programėlė rašė durnas. Ir po to klausė, kadangi ten tos lenktyninės Jėgerio mašinos stovėjo, kaip pavyzdys, tai klausė, ar tipo, kad ten Jėgeris kažką su mašinų sportu susijęs ir panašiai, ir ten buvo kaip ir Jėger Racing bundle. Ir sakau, tai gerai, kiek kainuoja, sako, 5 eurų. Ai, sakau, tiek to. Ta bundle, jei neklystų, mačiau, Vinted ten po 300-400 pardavinėje. Tai gal ir verta buvo pasimti.
Nu, tau būtų vėl pasisekę. Ir vėl būtų pasiekę. Tai ko nepirkai? Nu, aš tik paskui sužinau. Kitais metais. Čia kaip ir apšnekėjom, bet ką būtumėt norėję žinoti prieš važiuojant? Tu tai, kad Saulė egzistuoja? Jo, kad Saulė egzistuoja, kad SPF eilinį kartą reiktų pasimti, o daugiau tai nežinau. Kas Nu, buvo labiausiai netikėta? Netikėta, nežinau, nebuvo tokio, kad kažko netikėto. Pas didžiausias buvo, kad mes netikėjom, kad galim po ultreisų visų pasiparkuoti mašiną ir nesinešiot kuprinių su visais daiktais. Tai čia buvo tas, kur antrą dieną buvom labai nustebę, kad taip gali būti, kai tu čia matai žmonės valgo, perka maistą ir tu jau stovi su mašina tiesiog kaip vipas praktiškai, bet ant tokio didžio parkingas, kad tikrai verta eiliai pastovėti ir įvažiuoti. Bet jeigu atvažiuoja anksčiau, aš kiek suprantu, į vakarą vis tiek ten nusipildo tą aikštelę. Vakaras nuo vakaro nelygus, tai... Nu šiaip mes atvažiavom sekmadienį irgi apie 11, 12 atsidarė, tai mes pasiparkavom tikrai normalioje vietoje, ten labai didelis parkingas ir, pavyzdžiui, man kas netikėta, kai tu pamatai šeriančius Ferrari, McLareną ten su LS3 varikliu, kuris užsidega po to. Man iš tos drifto pusės labiau, kad, pavyzdžiui, tos drifto mašinos, nu ten, nu, kaip ir buvom šnekėję per karkestą, nu ten kosminio lygio patys automobiliai. Ten, sakau, atskiras šou-offas. Jo, ten yra atskiras šou-offas. Ir šiaip, nu, pačių buvo lietuvių automobilių, buvo NJ garažą su savo, bet ne su Lexusu, o su Toyota balta. Tada buvo Lexusas raudonas, su oru iš Vilniaus. Buvo... Tas ne jis. Isas, tas 5-litrinis, man atrodo. Tada buvo dar Nissanas 37Z, kuris per Febi Klaipėdoj viduje stovėjo. Tai vat, vien tas labai džiugina, kad ta prasme, kad ir lietuvių yra tenai, tik tai tiek, kad iš Vilnius daugiausiai tie lietuviai visi. Tai ir tas malonu buvo pamatyti. Gal ne tai, kad netikėta, bet malonu. Kiek laiko reiktų skirti tam renginiui? Užtenka tos vienos dienos, dviejų? Neužtenka vienos dienos, iš karto abi dvi dienos, tik abi dvi dienos. Aišku, taip, dėl pamatymo, jeigu nebebuvo bilietų, mes ir buvom sutikę iš Klaipėdos žmonių, kurie važiavo tik sekmadieniui, nes net nebegavo bilietų šeštadieniui. Bet, nu, tu tikrai negalėsi apeiti kiekvienos mašinos detaliai, nusipirkti, ko tu nori ir dar driftą pažiūrėti. Tai tikrai manau, kad reikia abiejų dienų ir tai mes net išvažiavom. Ar vis tik tokią rodo mašiną, mes jos nematėm. Poršas. RVB Poršas, kur Vilniui įdėjo whitebody tas... O čia tas, kur dabar apklijuotas? Jo, tai mes dvi dienas pasivaikščiom ir mes jo nepamatėm. Jis kažkaip stovėjo. Stebuklas. Kažkokios. Bet jis stovėjo ten, aš bent jau kiek mačiau ir kaip įsivaizduoju tą stadiką, tai jisai stovėjo vos ne prie ten, kur apdovanojimai po to vyko. Kažkur aš kaip supratau netoli. O jis buvo tik apdovanojimo, ar ne? Nesulaukėm. Bet... Vienas linguoja, kitas nesulaukėm. Mes sulaukėm top 16 announcemento ir panašiai. Tik tais to. Jo, ir mes jau matėm ten, kaip ten realiai 5 valandą jau ten visi šneka. Daug jam arčiau, nes po to negirdėjau. Jo, tai mes matėm 5 valandą, kaip ten visi jau šneka ant tos scenos ir panašiai, nu bet jo, tų ferverkų top 1 nematėm. Bet, nu, ta prasme, žinom, ką išrinko ir panašiai. Tai kaip ir, nu nežinau, pusiau matėm, pusiau nematėm tada. Bet šiaip patarimas būtų ilgesniam laikui važiuoti. Gal kokį ketvirtadienį. Patarimas važiuoti ir šiaip į Vroclavą, nes ten jau ketvirtadienį naktį ir penktadienį naktį ten jau mieste vyksta. Na, aš paklausiu dėl to. Vėliau. O buvo kažkas, kas labai nepatiko. Jau taip, kur, žinai, važiuojant, nes dažniausiai apie kas nepatinka pradedi šnekėti tik tada, kai važiuoji namo, žinai. Ilgs kelias vis dėlto ir pradedi sėdi, galvoji, kad ne, viskas tipo labai faini. Šiaip vienintelis tikriausiai ta eilė didžiausia, kur tu sąžiningai kaip žmogus stovi, lauki ir tada tu nuėjęs supranti, kad tu nesulauksi praktiškai normaliai. Ir tu eini tada, lendi ir įeini tą ultreisą. Bet to pačiam renginį, kai reikėjo vaikščioti ir panašiai, nebuvo tas, kur ten, žinai, tas, kur... Žmonių kiekis tik tais. Tik tai žmonių kiekis. Žmonių kiekis, jo, jisai netgi toks išsemiantis energiją, nu, ta prasme, tarp tiek žmonių. Bet, pavyzdžiui, man labai įdomu, vat, visi fotografai sako, ai, čia nepavyko fotkinti panašiai, o mes visas mašinas nufotinom per žmonių pikus.
Kantrybės. Tiesiog truputį jo. Nu, bet žinai, pavyzdžiui, iš fotografo pusės, kai tu nori, kad tavo albums būtų ten štuka plus nuotraukų, tai tau ir tu nori kuo daugiau pagauti. Mes įsivaizduojam jo, kad tai yra sunku, bet sakau, pavyzdžiui, ir tas pats žmonių gerumas, nežinau, tikrai ne visų, aišku, čia negalim taip sakyti, bet mato, kad jeigu tu fotkini, nesvarbu su telefonu, su kamera, ten matėm, kas tikriausiai setupą turėjo kaip mašina kainuojanti, tai jie netgi sustoja, arba pats fotografas Plius, sako, jeigu tave praeikit. Ultraisas yra paėmęs kaip medija, tu įsivaizduoji kaip... Bet matai, jeigu Ultraisas paima kaip medija, tai tu ten turi tokių privilegijų penktadienį, naktį ir dar ten... Tas jo, bet vis tiek, žinai, jeigu tu nori kažkaip... Ne, nu taip, tikrai, žmonių buvo kosmosas ten tarp 5,000, tai tikrai, bet reikia ir suprasti tai, kad tai yra didžiausias renginys tikriausiai Europoje ir kad, tikrai ten bus žmonių ir tu negalėsi laisvai atsiklaupęs, atsigulęs ten paimti ir fotografuoti visko. Ta prasme, mes suprantam, iš kurios pusės eina fotografai, bet tie fotografai turi suprasti ir šiaip visus žmonės ir panašiai. Kad tai tiesiog tokiam renginy tikriausiai nebus įmanoma, nes ir, pavyzdžiui, Arvis Oviu, kiekvieną mašiną fotkina. Mes su Deimante einam. Kiekvieną mašiną, iš priekio, iš galo, iš šono, iš vidaus, nufilmuot, pafotkinti. Jie paskui naktį, žinai. Jo, ir ta prasme, ir netgi aš jau pats pradėjau sakyti, kad Hebra, jūs tiesiog žiūrėkite tą automobilį, jūs atvažiavot patys mėgautis, o ne tik per telefoną. Ta prasme, nes, žiauriai, tu ten pusę arenos eini 3 valandas ir tada realiai tu net nespėjai apeiti pusę arenos. Einam pasėdėti, einam atsigerti. Ir toks gaunas, kad tu net neapeini. Tai ir pačiam reikia mėgautis, aišku. Tam buvo duotos 2 dienos. Pasižiūrėk, Arvi, pas save, tu sakai, buvai kažką užsirašęs, gal kažką praleidom iš tavo punktų. Apie žmonių, mašinų, automobilių nelietimą. Jo, šitas buvo ir labai nustebino. Gal tikriausiai tas dalykas, kad kainavo 90 eurų bilietas. Ir kad mašinos buvo ne po 900. Ir mašinos buvo, taip. Ir žmonės tikriausiai, tie žmonės pirko, kurie supranta, kad negalima liesti, kad geriau biškį atstumą prilaikyti ir taip toliau. Ir tikrai matėsi tai, kad žmonės ir nelietė. Jūs matai, kame dalyks, kad, pavyzdžiui, Memel Motorfest ar ten auto renginių kažkoks nemokamas ir gali bet kas ateiti ir tame ir yra didžiausia problema. Taip. O čia visi suprato, manau. Bet ir kultūra, biški, gal kitokia, visiškai nes kita kultūra. Kai tu atvažiuoji į tokį renginį, tu vis tiek supranti ir tu žinai, kiek kainuoji. Viską, bet šiaip ir patys žmonės, kad ir tiek didelis žmonių kiekis, nebuvo taip, kad tu eini ir petys į petį daužais. Visi, ta prasme... Aš kiek vedosi, ko mačiau, tai ten atrodo, kaip įsilkės. Nežinau, mum buvo visai normaliai, visi prasilenkėm, visi tilpom, ta prasme. Jeigu pasipiršt sugebėjai. Jeigu pasipiršt sugebėjau, tai reiškia pavyko, ta prasme. Renginys pavyko. Renginys pavyko. Nereikėjo nei Adam LZ, nieko jam daugiau nebereikėjo. Ne, ten buvo labai gera vieta tam dalykui padaryti tikriausiai. Fotkės nedėsim. Ne, gal fotkės nedėsim, tiek to. Įdėčiau video. Kadro neleisi. Bet reiktų dėti prie feilų priekį. Kam reikia tas matai ir... Jo, vienas dar gal iš dalykų. Jo, nes tu buvai užsirašęs. Žiūriu, ką užsirašė, šiaip kaip ir viską pašnekėjom. Vienintelis dalykas, jeigu norit pamatyti tą naktinį gyvenimą. Bet pabaigai aš ir norėjau, kad įsiplėstume ties naktinį. Ties naktinį gyvenimą. Neskubėt važiuoti spotus. Palauk biškį. Emilija ir apie tą barkodą. Jo, ir neskubėt važiuoti. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės, kurie važiuos, gal ras kažką. Irgi tokį. Yra illegal Wroclaw kažkas tokio ir Vrum, kažkaip ten Vrum Wroclaw kažkas tokio. Ir vienu žodžiu, šiaip idėja pati tai labai prikolna. Ultraiso žmonių parkavimo aikštelį paprastoj pastatytą mašiną su dideliu barkodu ant lango, kurį tu nusiskenu. Ir aišku, įkeltą story Instagramą, kad ta mašina tokiu metu stovės ten ir tu tiesiog nusiskenuoji kodą. Ir tu Telegramo kanale esi ir tu matai visą informaciją.
Tai aš manau, kad čia šiaip labai ganėtinai įdomi idėja tokia visai, nes tada tu tikrai gali atskirti, kas tavo story stebino, kaip pavyzdžiui, toks įdomumas būtų patikrinti, žinai, įkėlė istoriją, ar tikrai kas nors... Reiks gal pabandyti. Ir jo, ar tikrai kažkas nuvažiuos, ten, žinai, nusiskienos, ta prasme, ir atvažiuos. Bet sakau, ten yra 2 klubai, matai. Ir pavyzdžiui, tai jo, mes vieno tą nusiskenavom, QR kodą, ir šiaip aš atradau, ta prasme, patį klubą tik tokią, jau 5-dienį naktį gulint lovai ir matant, kaip visi šeriai ir Sarviu, Saris kitam kambarį, kai mėgat. Ne, galvau, kartume. Ne, tai tiesiog susirašinėjom, kad renkam ašaras tikriausiai, nes, 5-dienį dar kas buvo ten, kad ten policija nekreipė dėmesio. Ir Arvis kiek skaitė, kad nekreipė dėmesio dėl to, kad Ultreisas Vroclavui tiek pinigų per savaitgalį atneša, viešbučiai, barai, ta prasme, viskas. Bet mes half blind maždaug. Jo. Bet mes kaip šnekėjom, kad aš manau, kad jeigu taip Vroclavs nesakytų nieko, Ultreisas nebūtų rašęs, kad... Jo, bet, ta prasme, jau matyti, yra kažkiek peržengtos ribos. Ir atsakau, mes... Iš vidosikų netrodo, kad kažkiek peržengtas ribos. Tai ir mes 6-dienį nuvažiavom į tą illegal. Ir jo, ten mašinų visokių, tikrai, ir įdomių mašinų, kaip ir pačiam parking lote. Tiesiog Marino aikštelį prekybcentrio. Ir ten visi gazuoja. Ir, pavyzdžiui, mums pradžiui buvo labai įdomu, nes kaip ir pakeitė lokaciją. Ir mes važiuojam policija iš aikštelės užtvėrus eismą, visus išleidinėja mums, ta prasme, kad važiuokit, nesvarbu, panašiai visus kitus sulaiko. Ir jo, mes atvažiavę į antrą spotą supratom, kodėl užlaikė, ta prasme, išleido visus ir po to uždarė kaip žiurkės mums visus. Tokiam kaip lezė, sakykim, 4 juostų. Deima turi video iš to kamščio. Jo, mes prisieksim visus video, bet vienu žodžiu, ten toks jo, kaip lezas, ten daug visokių įmonių, ten mašinų, ten Volvo, Range, vienu žodžiu nesmė, bet visus gavos taip, kad jau 2 juostose į vieną pusę kamštis ir kitoj pusį kamštis. Ir mes išvažiavom toli apsisukt ganėtinai, nes galvojom, sutaupysim laiko, grįšim atgal į miestą, ta prasme, ir panašiai. Mes apsisukom, grįžtam ir kažkaip žiūrim, kad policija iš kitos pusės visus į tą pačią juostą įleidžia. Ir mes dar čia įleidom golfą, čia viską stovim ir jau kažkaip mes ilgai stovim. Ir aš sakau, davai, aš einu iki pat priekio, pažiūrėsiu, kas ten dedas. Tai nuėjus 3 kilometrus, 2 juostų kelyje, aš nuėjau ir pamačiau, kad pareigūnė su lazdele išleidžia vieną automobilį, sustabdo. Ir po minutės išleidžia dar vieną automobilį ir vėl sustabdo ir su ta lasdelė jinai stovi. Taip tiesiog stabdo veiksmą. Jo, ir jie taip, galim sakyti, visus mumis izoliavo nuo miesto niokojimo, ar ta prasme, ar sakykim ten... Jau įsivaizduoju, Aris. Betvarkės darymą. Miestą su X6. Tai šiaip aš turiu video, kaip ta pareigūnė, ten, ta prasme, rodė, atsiųsim. Ir tai mes tam kamštį praleidom 1,5 valandos. Netoli 2. Netoli, realiai 2, mūsų net X buvo pradėjęs kaisti ir ta prasme, einant šiaip per automobilius, visi žmonės stumėsi, kas jau su kapotais pakeltais ir matai, kaip antifrizo balutė išbėgus, nes ta prasme, tikrai nejokinga prie 24 laipsnių, žinai, tiek ilgai stovėti ir panašiai. Tai čia toksai dalykas, kuris mums labai labai nustebino ir atsiprašau, užpypink, ahujėlinį. Tai... Kurią dalį užpypinti? Ahujėlinį ar tą pirmą? Ahujėlinį. Policijos pareigūnai buvo ženkliai. Nesvarbu, gerai. Per ryšį. Ne apie Lietuvos policijos pareigūnus kalbame. Tai čia toks buvo, kad sakau, ten labai reikia atsargiai rinktis ir mes kiek supratom... Mes kiek supratom, 5-dienį buvo labai geras veiksmas. 5-dienį buvo geras veiksmas, o 6-dienį bet tai ten jau jūsų buvo... realiai tada vadinas, kad ir jūsų illegal night experience nebuvo labai geras. Ne, nebuvo. Nematėt jūs to, ką matėt tik tokį. Atrodo, kad kitam mieste vyksta, žinai. Pasaka, kodėl nematėm mes to, ką matėm tik tokį. Tikrai. Paskutinė prekybcentrė. Nes mumis ten uždarė praktiškai ir mes nežinojom kitos lokacijos. Bet mes nuvažiavom ten. Nes ir ten buvo uždaryta.
Ten policija irgi uždarė išvažiavimus visus iš prekybos centro ir neišleidinėjo. Net neišleido. Jo, nes mes važiavom ir tiesiog 0 išvažiuojančių. Visus uždarė ir tą patį, kas su mumis prie. Jie tiesiog stabdė visą tą veiksmą, kad nebūtų jo. Jo, ir aš manau, jiems dalinai turėjo pasisekti, nes ta, kur į tą rašė į telegramą, tai jo, kad jie pradžiai, oi, čia mūsų policija nesustabdys, važiuojam čia bus montaškė, taip toliau. Montaškė kartu su mumis stovėjo kamštyje ir jo, ir jiems pavyko ir jie parašė, kad paskui, sorry, tipo, nieko nebepavyks ir kitą dieną, man atrodo, jie sekmadienį darė prie ežero kažkokio čilo tiesiog, nes jau suprato, kad nieko nebepavyks padaryti. Bet penktadienį tai buvo, nes, pavyzdžiui, aš mačiau ir vidosikų ten, kur ir šėrė. Tai buvo, taigi ir šeštadienį. Mes miegojom. Penktadienį mes miegojom. Tai aš netinkamus žmonės pakviečiau pasakoti. Šeštadienį irgi šėrė, taigi ten visi. Ir šiaip mes matėm to realybį šėrimo, bet tie, kur, pavyzdžiui, TikTok'e, apie kurio mes dabar šnekam, kur ten iš policijos mašinos atsidarė durelės ir pabėgo, ir kur bahūra ant žemės laikė paguldyta. Tai to nematėm, nes aš manau, kad mes padarėm protingą sprendimą tiesiog nevažiuoti į paskutinį spotą. Mes tiesiog pravažiavom jį, bet mes nesukom į vidų, nes mes ir taip grįžom 4 ryto, o mes kėlėmės 9 ryto. Ir nes ultraise jau reikia būti realiai 11 visą laiką, viešbutį iki 10 pusryčiai. Ir dar pusvalandis kelio, tai mes buvome miegoję ir taip 4 valandas. Ir, ta prasme, įsivertinkit patys, kad mes per 3 dienas suvaikščiojom 50 km. Suvaikščiojom pačiam ultraise, pačiam mieste ir panašiai. Taip, kad avalynė irgi gerą pasiėmė. Avalynė jo, irgi gerą reiktų nusipirkti. Ir, tikrai, tai yra daug ganėtinai žingsnių. Ir ta prasme, kad tu jau būni pavargęs, o tu dar kaip ir pamiegot norėtum. Ir tu dar žinai, kad dar tavęs kitą dieną visą laukia. Ir ne tik renginys laukia, o dar 1000 km namo laukia. Taip, kad arba imkit dar papildomą naktį, ta prasme viešbutį, kad dar ilgiau pabūti ir tada galėsit ramiai išvažiuoti ten vidury dienos, dar kažką aplankę. Arba ruoškitės, kad būsit nemiegoję. Tai daugiau kaip ir viską apibendrino, man atrodo. Jo, praktiškai viską kaip ir apšnekėjom. Tai komentaruose galite parašyti, jeigu kažkas dar bus neaišku, atrašys draugai. Mes kitais metais su Monika tikriausiai jau nuvažiuosim, nieks kojas nepakiš. Manęs jau klausinėjo žmonės, ar verta? Aš tu pasakau, verta. Yra daug niuansų. Tai paskutinė, verta? Verta, tikrai. Verta, aišku. Bet, ta prasme, greit noriu pasakyti, kad tie, kas buvo praeitais metais ir šiais, sako, kad šie metai šūdini. Mums pats Armenas sakė, kad šie metai geresni jam. Nors jisai praeitais dalyvavo su mašina. Bet, ta prasme, jisai sako, kad buvo įdomesnių mašinų šiais metais ir jų daugiau buvo pačių automobilių, kaip aš supratau iš jo. Tai čia, sakau, čia asmeninė nuomonė. Taip, čia yra asmeninė nuomonė, bet ar tikrai verta? Tikrai, ta prasme, jūs tikriausiai patirsit to, ko dar niekad nepatyrė ir pamatysit. Nes, žinai, kad ir čia būna tų renginių didesnių, mažesnių, kiekviena experiences yra visiškai kitoks, ta prasme. Tai pas ką kokie lūkesčiai? Toks ir experiences. Dar nuo Hebros priklauso, aišku. Ir nuo Hebros, jo. Pasirinkit Hebros. Nusiteikimo, koks nusiteikimas ir taip praeis. Bet jūs planuojat kitais metais irgi važiuoti? Be abejo, galbūt net bandyti su savo mašinom patį tripą daryti, iki tenai, kaip gausis taip jau. Jam bus labai blogai. Ta prasme. Ar šnek su pirmuku, kur tiesiog. Autopilotas. Kondiškės nėra. Tas koja. Kondiškės nėra, kojos kaista. Autopiloto nėra, greičio nerodo. Ta prasme, ne, bet kai tu pamatai, kad žmonės važiuoja tikrai ir iš vokiečių 1000 su plus kilometrų ir panašiai, ir su projektais. Ir su projektais važiuoja, ir dar mes autostradoje atgal važiuojant jau matėm tokių suslemintų mašinų. Bet aš manau iš tikrųjų, kad va tokie susleminti ir panašiai, jie nevažiuoja ketvirtadienį. Jie gal išvažiuoja pirmadienį kokį, žinai, nežinau. Ir jie tą tripą dalim, nesąmonė. Tu pažiūrėk su Miata dabar, tipo,
tu primesk, įsėstum su Miata čia, Klaipėdoj ir išliptum Vroclave, tu durnas esi. Nu, kaip pavyzdys, bet Lauris. Taip, va. Lauris važiuoja daug. Kur? Toli. Kur? Vroclave buvo jisai? Jisai buvo Estijoje ir kažkur už... Estija. Ne, Estija. Tai ir kažkur už Varšuvos. Ir tai vis tiek Liepojų jau stoja. Kur toks? Ne, nu, jo, nu, nežinau, šiaip kažką mąstytumėm, bet man neužtektų, ta prasme, susitvarkyti ten spidometrą ir panašiai, nes aš jaučiu ties Lietuvos sieną pradėčiau, aš ties Lietuvos sieną pradėčiau jaus kaip man koja dega tiesiog jau visą. Nes mes dabar važiavom iš Šventojo ant 120 visą kelią. Aš nebepavažiuočiau tiek. Ten variklė. Jis žada, bičias į Vroclavą. Jo, nu, Šventosios nenuvažiuoja. Kažką galvosim. Tai gal su Chaseriu važiuos? Tikrai ne. Nu, čia, žinok, tik tak. Tikrai ne kitiem metam, kaip išsakiau per Kerkestą. Kitiem metam su Mazda gali būti tik tai, kad dar blogiau bus važiuoti. Visko gali būti. Verta, nuvažiuokit, pamatykit ir tikrai patys pajusit savo experience. Nu, tikimės, sutiksim daugiau jūsų. Ir tikimės patys nuvažiuosim. Tai daugiau kaip ir viską apibendrinom, su dėkui vyrukam, kad papasakoja. Su Arvidu dar susitiksim, nes Karkeste papasakos apie savo experience su automobiliais. Yra visokių ten Efkių turėjęs, tik Mazdų. Visko Mazdų, 3/4 ir panašiai. O tam šiam kartui tiek, tai iki.